Labas vakaras, mėlyjeji. Šiandieną mes turėsime sveikatos sprendimų pristatymą ir pristatysiu jį aš, Jonas Lapinskas. Paskutinius 13 metų dirbu sveikatos prevencijos srityje. Esu dietistas, esu lektorius, konsultuoju taip pat ir pacientus klinikose keliose, skaitau paskaitas. Šties paskutiniu metu domėjausi, kaip natūralus maistas, maisto medžiagos gali įtakoti mūsų sveikatą. Ir žinot, kai surandi kažką labai gero, norisi juo dalintis. Tai šiandien būtent dalinsiuosi tuo, ką suradau aš ir kuo norėčiau pasidalinti su kiekvienu iš jūsų. Tai visų pirma, turbūt natūralu, kad mes visi norim jaustis gerai, gyventi sveikai, būti laimingi, džiaugtis šeima sveika. Tačiau vis daugiau problemų su sveikata susiduria tiek visuomenė, tiek ir sveikatos sistemos skirtingose pasaulio šalise. Na ir čia turbūt reikia paklausti, kodėl taip yra. Ir šiandien būtent pakalbėsim apie priežastis, dėl ko visa tai vystosi, dėl ko tų ligų vis daugėja, dėl ko sveikatos problemų vis daugėja. Taip pat pakalbėsime apie tyrimus, kokiais remiantis mes galim nustatyti, ar mums jau gresia, ar jau vystosi kažkokios bėdos. Taip pat pakalbėsime ir apie sprendimus, kuriais mes galim padėti visuomeniai sveikatintis. Na ir aišku, pakalbėsim apie įvairias programas, lojalumo programas, kuriomis remiantis galima tuos sveikatos sprendinius gauti šiek tiek geresnių pasiūlymų, naudingiau mūsų klientam. Taip, kad apie visą tai šiandien bus paskaitoje. Na ir jau prieš 2600 metų praktiškai mūsų vienas iš žymių mokslininkų Hipokratas sakė taip: arba jūsų maistas bus jums vaistas, arba ateis laikas, kad jūs vaistus valgysit kaip maistą. Ir deja, šiandien dienai turbūt taip ir yra. Mes vis daugiau visuomenė valgom vaistų, vis labiau serga, ligos vis jaunėja ir čia jau reikia imtis tam tikrų spec priemonių. Kadangi esu baigęs ir visuomenės sveikatą, tai aš turiu ir globalų požiūrį, bet taip pat ir holistinį požiūrį į žmogų. Ir sakyčiau, kad tai yra visuma pasikeitimų, kuris įvyko, ir apie tą visumą šiandien norėsiu irgi taip pat pakalbėti. Bet iš principo, mes turėtumėm savo maistą vertinti kaip vaistą ir juo naudojantis spręsti savo gyvenimo problemas. Ir mano yra toksai pašaukimas padėti kiekvienam suvokti, kokie įvyko pasikeitimai ir ką mums reikėtų keisti, ką reikėtų daryti. Na, visų pirma, pasikeitė mūsų maistas. Anksčiau mes valgydavom natūraliai užaugusį maistą. Šiandien dienai taip nėra. Pasikeitė žemdirbystė, vis daugiau cheminių trąšų naudojama žemėje tam, kad išaugintų didesnius derlius. Ir yra institutas Amerikos vienas, kuris tyrė kelis metus 300 pasaulyje ūkių ir derlių ir žemės pavyzdžius ir pamatė, kad kuo daugiau naudojama cheminių trąšų, tuo žemė yra mažiau derlingesnė, tuo jinai labiau nualinama. Kuo jinai labiau nualinama, tuo daugiau reikia vėl naudoti sintetinių trąšų. Ir mūsų derlius, kurį mes gaunam iš tokios žemės, yra žymiai skurdesnis. Taip kad maistinių medžiagų, fitoelementų, gerųjų mikromedžiagų mes turime savo maiste vis mažiau. Taip pat pasikeitė ir gyvulininkystė. Šiandien dienai naudojami pašarai. Geras būdas užauginti didesnį derlių greičiau, tačiau mes su tais pašarais, o pašarai dažniausiai parenkami tokie, kad būna mišinys, žolės, pašarų, kukurūzai, saulėgrąža, soja, tai yra tam tikrų riebalų mišinys. Augalinės kilmės riebalai, omega 6. Ir jie nukeliavę į maisto racioną gyvulininkystėje atneša mums su maistu, su kiaušiniais, su pieno produktais, su mėsa per didelius kiekius omega 6 riebalų rūgščių, kurios mums labai svarbios, jos reikalingos, jos vaidina uždegiminės funkcijas, tačiau kai jų yra per didelis kiekis mūsų maiste, prasideda lėtiniai uždegiminiai procesai. Ir štai čia yra vienas iš didžiųjų pasikeitimų, tai yra augalininkystės ir gyvulininkystės pasikeitimas mūsų maiste arba mūsų maisto medžiagų kiekyje. Ir taip pat atsirado dar vienas, ne visiškai geras galbūt dalykas, tai kad mes valgom vis per didelius kiekius itin perdirbto maisto. Maistas yra skrudinamas fritiūrinėse, maistas gausus sočiųjų riebalų, daug cukraus,
kuris yra kaloringas, mes gaunam kalorijų, jaučiame sotus, tačiau jis yra skurdus. Ir mes su tom kalorijom negaunam pagrindinių maistinių medžiagų, ką mes turėtumėm gauti. Tai yra gerųjų riebalų, omega 3, omega 9, mes gaunam mažai skaidulinių medžiagų ir mes gaunam mažai mikroelementų. Taip kad šiandien dienai mūsų mityba labai pasikeitė ir jos negalima lyginti su mūsų tėvų mityba arba mūsų senelių mityba, kai praktiškai patys savo užsiaugindavo tą, ką valgydavo. Na ir čia yra istorinis faktas, tai kad omega 6 ir omega 3 riebalų rūgščių istorija pasikeitė. Aš sakyčiau, pasikeitė ir vitaminų, mineralų suvartojimo taip pat istorija ir jinai keičiasi kiekvieną dieną vis link blogesnės pusės ir taip pat skaidulinių medžiagų subalansavimas irgi sumažėja. Bet didžiausią vaidmenį mūsų lėtinių uždegiminių procesų vystymuisi sukuria omega 6 ir omega 3 riebalų disbalansas. Genetiškai mes turėtumėm turėti po lygiai šitų riebalų mūsų maiste. Deja, taip jau nėra ir mokslininkai rekomenduoja dar tokią saugią zoną turėti 3 kartus daugiau omega 6 negu omega 3, tačiau jau taip irgi nėra ir darant kraujo tyrimus, o mes jų turime be galo didžiulį kiekį padarytą, per 13 metų yra padaryta tikrai didžiulis kiekis tyrimų, mes matom, kad labai pasikeitė riebalų suvartojimas omega 6 naudai, būtent per pašarus atkeliavę į mūsų maisto racioną, atkeliavę į maisto gamybą, atkeliavę į maisto paruošimo būdą, kur vis daugiau ir daugiau skrudinama tuose riebaluose maisto, mes gaunam jų per didelius kiekis. Na ir kai mes gaunam kažko per daug, reikia sureguliuoti tą pusiausvyrą. Taip kad vienas iš tų sprendimų, ką mes rekomenduojam, tai yra turėti gerą santykį omega 6 ir omega 3. Na, o tas santykis, jisai sukuria labai svarbius tokius padarinius mūsų organizme. Tai visų pirma, kai yra per daug omega 6, kai mes nusveriam savo mityboje šitų maistinių medžiagų kiekius, pradeda kentėti mūsų visos organizmo funkcijos, tiek kognityvinės funkcijos, tiek ir odos elastingumas, taip pat ir širdies funkcijos, taip pat ir medžiagų apykaita, taip ir nutukimas, ir endokrininė sistema, labai daug funkcijų kenčia, taip pat ir sąnariai ir panašiai. Na ir dar viena funkcija, kas kenčia, kenčia tai, kad riebalai vaidina statybinės medžiagos funkciją mūsų organizmo ląstelėse. Ir būtent organizmo ląstelė turi membraną ir jinai susiformuoja iš riebalų tuos, kuriuos mes suvalgom. Taip kad nuo tų riebalų kokybės irgi priklauso ląstelių membranų pralaidumas. Ar medžiagos gali lengvai pakliūti, ar toksinai gali lengvai pasišalinti. Ir jeigu mes vartojame tam tikrus maisto produktus, kaip pieno produktus, mėsos produktus, didžiulius kiekius, saldumynų didžiulius kiekius, tie riebalai yra sotieji riebalai ir jie sutrikdo medžiagų apykaitą. Ir tam, kad mes turėtumėm gerą santykį, mums reikia palaikyti ląstelių funkcijai, tiek bendrai sveikatai, omega 6 ir omega 3 santykiai 3:1. Ir tada mūsų ląstelių funkcijos atsistato į normą. Taip, kad riebalai vaidina kelias funkcijas, tiek ir medžiagų apykaitos, tiek ir uždegiminių procesų skatinimą arba stabdymo funkciją. Na ir tikrai neverta čia spėlioti, kaip yra pas kiekvieną iš mūsų, geriausia yra pasidaryti kraujo tyrimus. Na, jeigu kraujo tyrimas parodo, kad santykis yra daugiau negu 3:1, 4:1, iki 15:1, gal pas kažką yra ir dar didesnis, tai yra didžiulis pavojus vystyti lėtiniam ligom. Na, o jeigu santykis yra 3:1 arba mažesnis, tai tas pavojus sumažėja iki minimumo. Kaipgi mes galim tai ištirti? Na, visų pirma, noras, kad kiekvienas medikas apie tai žinotų, kiekviena klinika tai turėtų ir kiekviena galbūt ligoninė tai naudotų. Ateityje greičiausiai bus ir taip Lietuvoje, kitose šalyse jau yra toliau išsivysčiusi šita sistema. Mes turime galimybę netgi namuose nusipirkus pasidaryti savo iš piršto nepriklausomai laboratorijai testuką. Tai reiškia, paimti mėginuką kraujo iš piršto,
Ir šiandien dienai yra 3 testai vitamino D, kuris be galo svarbus tiek imuniniai sistemai, tiek kalcio įsisavinimui, tiek hormonų veiklai, tiek daug kitų visų. Balanso testas, būtent riebalų rūgščių, apie kurį aš rodžiau, glikuoto hemoglobino testas, kuris yra puikia priemonė diabeto prevencijai. Ir naudojantis šitais testais mes turim galimybę paėmę mėginuką kraujo išsiųsti į laboratoriją. Laboratorija yra nepriklausoma, tai yra partneris, su kuria bendradarbiaujama, Vitas Analytical Service, tai yra prie mokslo inovacijų centre, prie Oslo universiteto yra įkurta Oslo universiteto mokslininkų laboratorija, kuri virš 25 metų jau atlieka įvairius kraujo tyrimus. Tai būtent bendradarbiaudami su šita laboratorija mes turim galimybę atlikti ypatingai tikslius tyrimus, kurie atliekami dujų chromatografijos būdu, čia tam tikras metodas, kai matuojama kraujo ląstelė. Na, o šita laboratorija išties yra unikali, jinai dirba su žymiausiais pasaulio mokslo centrais, kaip Cambridge'as, Harvardas, Oksfordas ir taip toliau, kur parodo apie patį aukščiausią laboratorijų lygį, kokį galima turėti. Taip, kad labai džiugu, kad mes bendradarbiavom su šita laboratorija. Na ir bendradarbiaujant jau yra atlikta virš 1,2 milijono kraujo tyrimų. Ir kągi parodo mūsų tyrimai? Tyrimai parodo, kad pasaulis yra šiandien dienai nesubalansuotas. Kuo labiau išsivysčiusios šalis, tuo maistas atkeliauja iš, kaip aš ir minėjau, iš didžiulių ūkių, kur naudojami pašarai, iš mityboje, kuo labiau išsivysčiusi šalis, tuo žmonės vartoja daugiau perdirbto maisto ir dėja tas balansas nuo 95 iki 97% visuomenės populiacijos yra nesubalansuotas. Na, aš sakyčiau, geriausia tai yra nespėlioti ir pasidaryti kraujo tyrimą. Pasidarius kraujo tyrimą mes sužinom daug atsakymų, apie 21 puslapį gaunama rekomendacijų su mitybos patarimais, parodoma, ką reikia keisti mityboje, parodo, ko valgyti daugiau, ko valgyti mažiau. Ir tai šitas tyrimas atspindi paskutinių 4 mėnesių mitybos racioną. Reiškia, tai yra labai tikslus tyrimas. Ir nesvarbu, ką jūs vakar valgėt ar ką šiandien valgėt, pasidarę kraujo tyrimą, nebūtina būti alkanu, kad visą dieną laukti, kol pasidarysi tyrimą. Galima būti pavalgius pusryčius ir vėliau po pietų darytis tyrimą ir bus labai labai tikslus duomenys, nes matuojama kraujo ląstelė eritrocitas. O jos gyvenimo ciklas yra 4 mėnesiai, todėl mes po 4 mėnesių rekomenduojam pasidaryti pakartotinius tyrimus tam, kad nustatyti, koks progresas jūsų sveikatos kryptyje ir ar teisinga kryptimi einame. Nu, ką mes galim pasakyti? Per paskutinius 13 metų iš tikrųjų laikas patikrino ir klientai taip pat patikrino ir mes įsitikinom, kad žmogų mes galim sugrąžinti per 120 dienų į normą, į tą balansą, kuriame jisai turėtų gyventi. Tai yra riebalų rūgščių balansą. Taip pat mes turime mokslininkų visą padalinį. Ir šiandien beje dieną buvo puikiai labai mokslinė konferencija, kurie 2 mokslininkės mūsų skaitė apie moterų sveikatą menopauzės periodu. Taip pat yra daug paskaitų prieš tai skaitytų tiek apie vaikų sveikatą, apie visuomenės tendencijas, taip kad tikrai, jeigu seksite mūsų bendruomenę, gausite tikrai labai gerus patarimus. Na ir šių mokslininkų dėka buvo atrastas vienas labai unikalus sprendimas spręsti šitai susidariusiai situacijai. Tai yra balanso aliejus. Tai yra ne tik žuvies taukai, tai yra kur kas daugiau. Yra sukurta tokia sinerginė formulė, kuri kartu paėmus 2 skirtingas veikliąsias medžiagas, kurie viena yra jūroje, o kita yra sausumoje. Sausumoje paimamos prieš prinokimą alyvuogės, jos yra išspaudžiamos šaltuoju būdu ir sumaišomas su omega 3 iš jūrinės kilmės žuvų. Tas miksas vadinamas balanso aliejų. Jisai specialiai pavadintas todėl, kad jisai subalansuoja mūsų riebalus mityboje. Galiu pastebėti tik tai, kad kai kurios kompanijos jau pradėjo irgi taip pat naudoti alyvuogių aliejų, tačiau ne tik alyvuogių aliejus turi būti produkte, bet vienas iš svarbiausių veikliųjų medžiagų turi būti produkte, tai yra polifenoliai. Na ir štai čia tie polifenoliai ir jų gausa pasižymi šitie visi balanso aliejai ir
yra vienas iš svarbiausių komponentų mūsų sėkmėje. Tai reiškia, tam, kad omega-3 apsaugotų nuo oksidacijos, būtent ir naudojamas polifenolis. Ir tie polifenoliai, jie laiko labai šviežią, labai sustiprina poveikį tiek pačios omega-3 ir nesioksiduoja. Ir yra SINTEF 2010 metų atlikti moksliniai tyrimai, kurie parodė, kad virš 35 valandų balanso aliejus yra nesioksiduoja, sukūrus tokią terpę kaip žmogaus viduje. Na ir ne visi iš tikrųjų aliejai esantis rinkoje rodo tokius pačius gerus duomenis. Kaip matote, kai kas pasiekia tik 5 valandas, kai kas tik 15 valandų. Maždaug 20 valandų reikia tam, kad aliejus įsisavintų ir nukeliautų iki mūsų ląstelės ir gautume mes efektą iš to aliejaus. Taip, kad ne visi žuvies taukai veikia ir būtent veikia balanso aliejus. Jisai naudojamas yra pagal amžių ir pagal svorį. Taip pat padidinti kiekiai naudojami sportininkams, kadangi šitie visi mūsų produktai turi antidopingo sertifikatus, tai tikrai yra remiamas ne vienas sportininkas pasaulyje. Ir taip pat tie produktai turi ir visą gamą tam tikrų skirtingų skonių. Netgi specialiai sukurtas buvo aliejus skirtas ypatingai alergiškiem vaikam. Štai šitą aliejų, kur jūs matote, jame yra padidintas kiekis polifenolių, tai yra tikrai dar geresnis preparatas tie, kas labiau domisi savo sveikatą arba kas turi tam tikrų jau rimtesnių sutrikimų, rimtesnių sveikatos problemų. Taip pat pagalvota ir apie tos žmonės, kuriem nepatinka aliejus, tai yra kapsulės. Kapsulės taip pat dozuojamas irgi pagal svorį, viena kapsulytė 30 kg. Taip pat kiekviena kapsulytė yra supakuota atskirai tam, kad neišsivedintų, kad negautų deguonies sąveikos, kad jinai būtų apsaugota tiek transportavimo metu, tiek pradėjus vartoti šitą produktą. Ir taip pat turime dar vieną labai unikalų preparatą, tai yra AquaX, tirpus vandenyje. Tai tokie aliejai, kurį įpylus į vandenį, jisai ištirpsta vandenyje ir žmogus išgeria vandens tekstūros gėrimą tokį. Taip pat šitas produktas yra skirtas tiem žmonėms, pas kurios sutrikęs riebalų įsisavinimas arba pas kuriuos yra pašalinta tulžies pūslė. Taip, kad mes pagalvojam apie galutinį efektą, kokį galim sukurti skirtingiam žmonėm. Taip pat yra visuomenė žmonių, kurie yra veganai arba vegetarai ir nenori vartoti žuvies arba nevartoja gyvūninės kilmės produktų. Tai štai tiesiai iš jūros dumblių yra sukurtas unikalios formulės veganinis preparatas, kuris sukuria tą patį efektą, kaip ir standartiniai preparatai. Ir aišku, yra visa gausa sertifikatų, tai kiekvienas turbūt išsirenka savo norimą, pasigilina į savo norimą. Man labai patinka Friends of the Sea sertifikatas, kuriuo remiantis atstatomi žuvies ištekliai. Tiek, kiek yra gaudoma iš tų mažų jūroje žuvyčių, tiek yra atstatomi kiekvienais metais. Tos įmonės privalo tiesiog atstatyti tos resursus, kuriuos išgaudė. Taip, kad tai yra puikiai ir programa atstatymui gyvūnijos. Kai kas klausia, nuo kada galima vartoti šitos produktus ir nuo kada juos reikia vartoti. Mūsų kūnas susiformuoja iš riebalų, tai mums riebalus reikia gauti visą mūsų gyvenimą ir palaikyti tą santykį taip pat. Ypatingai, jeigu mes norime sveikai gyventi, kad nesivystytų kažkokios tai problemos. O minimum tai rekomendacijos yra nuo 6 mėnesių, kai kurios šalyse rašo nuo 4 mėnesių ir tai yra saugus vartojimo periodas, kai jau mama pradeda papildomai maitinti kūdikėlį, nuo tada jau galima ir duoti pagal jo svorį. Aišku, rekomenduojama pasitarti visą laiką su gydytoju, tai yra oficiali rekomendacija visiems atvejam, nes yra skirtingų žmonių, gal jiems skirtingas dozės reikia arba pasižiūrėti sąveiką su kitais vaistais. Tačiau tikrai nėra kažkokių tai komplikacijų, tai yra visiškai natūralus alyvuogės ir žuvis. Jeigu daktaras leidžia, reiškia, galima. Taip pat EFSA, tai yra Europos maisto saugos tarnyba, yra patvirtinusi be galo daug teiginių, kam reikalingi šitie aliejai, o būtent omegos, tai yra tiek ir gerai smegenų funkcijai palaikyti, širdies veiklai, imuniniai sistemai, regai,
Ir kiekvienas mes čia atrandam. Asmeniškai man buvo labai svarbu sureguliuoti kraujo spaudimą ir aš pasiekiau puikiai naudojantis šituo preparatu. Na ir taip pat, kaip ir man, taip ir didžiai daugumai 95% vartojančių zinzino produktus per 120 dienų mes sugebam subalansuoti, atstatyti tą saugią zoną, kurioje kiekvienas žmogus turėtų būti. Tai reiškia, šitie produktai neveikia greitai. Juos reikia pavartoti 4-6 mėnesius. Kai kam užtrunkame ilgiau, metus laiko. Mano sūnui 2,5 metų reikėjo, kol mes galutinai atvedėme jį į balansą. Taip, kad kiekvienas mes esam labai individualus, turime labai individualų įsisavinimą, na, o šitas produktas, aliejai šitie, jie turėtų būti vartojami ilguoju periodu, tam, kad mes palaikytumėm savo sveiką gyvenimo formą. Na ir taip pat prie tos savijautos geros palaikymo turime visą gamą kitų produktų, kurie taip pat puikiai unikaliai veikia. Tai yra žarnyno sveikatos palaikymui. Skirtingos prebiotinės skaidulos, kurios yra maistas mūsų ir gerosiom bakterijom, jos reguliuoja taip pat ir cukraus kiekį, mūsų pakliuvimą į kraują, jos reguliuoja mūsų peristaltikos greitį, išvalo žarnyną nuo toksinų, nuo vaistų kažkokio tai poveikio, pamaitina mūsų gerasias bakterijas. Tai yra vienas iš unikaliausių preparatų, ką mes naudojame. Taip pat naudojame papildomai maistinės medžiagas. Kaip aš ir minėjau, ant tiek žemės ūkis yra jau žemė nualinės, kad tų maistinių medžiagų yra trūkumas. Tai tikrai su Xtendu, kur yra 42 mikroelementai, vitaminai, mineralai ir antioksidantai, išsprendžiantis skirtingas procesus, skirtingas sistemas aptarnaujantis mūsų organizmą, aprūpina mūsų organizmą visais pagrindiniais mikroelementais, ko mums reikia. Mums nereikėtų pirkti papildomų jokių kitų vitaminų, jeigu mes imam Xtendą, mes gaunam skirtingus 42. Ir tai pavadinta sveikatos protokolu. Deja, bet to mums labiausiai trūksta mūsų mityboje. Trūksta gerųjų riebalų, trūksta prebiotinių skaidulų, ir visuomenė suvalgo tik pusę reikiamo kiekio, dėl to prasideda bėdos tiek su viršsvorio, tiek su nutukimu, tiek su žarnyno sutrikimais, tiek su imuninės sistemos sutrikimais, tiek ir su kognityviniam funkcijom sutrikimais ir panašiai. Na ir taip pat trūksta mikroelementų, tai ir vitaminų, mineralų, ir tiek ir energijai, tiek ir imuniteto stiprinimui. Štai toksai komplektėlis, sakyčiau, yra vienas iš geriausių maistą praturtinančių kompleksų, kas yra šiandien mokslo sukurta. Na ir taip pat reikia nepamiršti, kad mums trūksta ir geros savijautos. Gauname visi per daug streso ir tas stresas dėja neigiamai įtakoja mūsų sveikatą. Tam yra sukurtas mokslininkų preparatas vadinamas Viva, tai yra šafrano ekstraktas, tai yra nootropinis maisto produktas, kuris padeda subalansuoti mūsų nuotaikos hormonus į normą. Tai yra serotonino, dopamino kiekį padidintis produktas ir mes tada jaučiamės geriau. Geriau miegam, esam darbingesni, nuotaika geresnė. Kaip sakau, problemos pačios nepraeina, bet mes jas sprendžiam žymiai geriau. Ir taip pat čia parodyti dar keli kiti produktai, tai kaip Protektas, imuninė sistema, tai yra įgimtą imunitetą aktyvuojantis maisto preparatas, unikalus labai, tikrai daug yra mokslinių straipsnių apie jį aprašyta. Naudojame mes jį profilaktiškai žiemos, pavasario, rudens periodais, kai darganos, kad nesusirgtumėm, kad gripas kažkoks nepagautų mūsų. Tikrai vienas iš labai unikalių preparatų, iš natūralių kepimo mielių išimta veiklioji medžiaga beta-gliukanai. Dar vienas unikalus preparatas Zinogin, tai yra produktas, kurį vartojant kiekvieną dieną mes suvartotume, norint suvartoti 1 arba 2 tabletės, mums reikėtų suvartoti didžiulę lėkštę įvairių vaisių, prieskonių. Tai yra svogūnas, pipirai juodieji, ciberžolė, braškės ir jūros dumbliai. Štai iš ko yra padarytas šitas produktas. Na ir jo pagrindinė esmė tai yra atstatyti žmogaus vieną imuninės tokios sistemos grandinę, vadinamą apoptozę. Tai yra tokia grandinė, kai mūsų imunitetas atranda pasenusią ląstelę, ją neutralizuoja ir jos vietą atstato naują ląstelę. Tai yra toks anti-aging produktas, norint jaustis geriau, norint jaustis jauniau, atrodyti jauniau. Tikrai puikus preparatas, ypač tiem, kam virš 35.
Na ir taip pat nepakeičiamas, taip pat visą gyvenimą vartojamas yra vitaminas D3. Tai yra saulės vitaminas, kurio dėja mes mūsų platumoje negaunam pakankamą kiekį ir praktiškai su maistu taip pat negaunam, mums reikia jį vartoti pastoviai. Tik reikia jį žiūrėti, koks jo yra kiekis, kad neperdozuot. Ir štai čia yra sukurtas natūralus, iš kerpės, augalinės kilmės, labai gerai įsisavinantis, nes jo įsisavinimą padeda pasiekti magnio. Plataus spektro magnis, kur kartu su vitaminu D sukuria unikalų efektą. Tai visų pirma tiek ir raumenų veiklai, širdies veiklai, tiek ir visų raumenų veiklai, taip pat imuniniai sistemai, smegenų veiklai ir tikrai energijai, imuniniai sistemai vienas iš labai gerų ir visiškai nebrangių preparatų, labai natūralių ir jį reikėtų naudoti nedideliais kiekiais. Žymiai mažiau užtenka jo naudoti negu įprastai vaistinėse esantis vitamino D tam tikri produktai. Na ir turime dar vieną labai unikalų, vadinamą Revo, ypač tyrą alyvuogių aliejų, kur prieš prinokstant alyvuogėm jisai yra nurenkamos tam tikros specialios alyvuogių rūšys, kurios turi 30 kartų daugiau polifenolių negu bet kuris kitas parduotuvėje esantis alyvuogių aliejus. Šitas aliejus yra labai unikalus, jisai turi didžiulę visą gamą polifenolių, tiesiog jo produktų duomenų lape, nuėjus į Zinzino internetinį puslapį, galite pasiskaityti. Tai antioksidantai yra labai svarbus mūsų geros savijautos, mūsų imuninės sistemos, mūsų grožio, atsinaujinimo, tokių komponentų maisto. Ir štai čia tikrai su šito Revo aliejum mes juos galime praturtinti. Na, taip pat yra vienas irgi odos skirtas priežiūros priemonė, Zinzino serumas, ne tik drėkina ir minkština odą, pagerina jos lankstingumą, tačiau pastebėjom, kad labai unikalus ir pagreitina ne tik tai porų sumažėjimą, bet taip pat ir žaizdų gijimą, užsitraukimą, pagreitina tokį atsistatymą odos. Taip pat yra ir svorio kontrolės produktai, iš tikrųjų didžiulė dalis visuomenės, ypatingai vaikų visuomenės, valgo pakankamai skurdų maistą. Maistas yra turintis daug kalorijų ir mažai mikromedžiagų. Ir štai čia su linčeiku, su kokteiliu mes galim sukurti labai skanų pusrytį savo vaikam arba savo patiem. Aš pats kiekvieną rytą jį naudojuosi. Tai yra skaidulų, vitaminų, mineralų, gerųjų baltymų, subalansuotas maistas, kuriame netgi subalansuota omega-6, omega-3 riebalų rūgštis, ko nėra kituose kokteiliuose, apie tai net nepagalvota. Ir yra tiek ir vegetarinis, tiek ir visavalgiam iš pieno baltymų, labai kokybiški baltymai naudojami, puikus maistą pakeičiantis kokteilis. Tiem, kas nespėja pavalgyti, arba tie, kas nori palaikyti svorį, o kas norėtų numesti, reikėtų 2 kartus per dieną jį vartoti. Ir būtumėt sotus, laimingi, gavę visų maistinių medžiagų ir sumažėjusių savo svorį. Kaip matote, produktų yra truputėlį daugiau, galbūt aš visų nepaliečiau, dar tiesa vienas produktas, apie kurį visai nekalbėjau, Hans & Heidi, tai yra odos priežiūros priemonės, visos linijos, tiek moteriam, tiek vyram, kam labai įdomu, tikrai galite įeiti ir pasižiūrėti. Na ir dabar turbūt kyla klausimas, tai kiek visas tas grožis kainuoja ir kiekgi čia mums reikės mokėti už visą tą. Na, iš tiesų yra 3 skirtingi pasiūlymai, tai yra mažmeninė kaina, tai yra kaina, kai žmogus ateina į internetinę parduotuvę ir nusipirka po vieną vienetą. Aš nesiūlau pirkti po vieną vienetą, nes galima gauti geresnius pasiūlymus. Mes tai vadinam Premier pasiūlymai. Ir Premier pasiūlymai, už tai šitą rinkinuką, kuris nupiešta 2 kraujo tyrimai, 2 dideli balanso aliejai, 2 nedideli, 2 maži, kainuoja 198 eurai. Su 6 mėnesių prenumerata. Tai reiškia, kad nusipirkus tokį rinkinuką, dar 6 mėnesius po vieną buteliuką jūs pasipildysit savo racioną, nes juos reikia naudoti 6 mėnesius, kad pakartotinis tyrimas būtų daromas po 6 mėnesių. Ne anksčiau kaip po 4. Nuo 4 iki 6 mėnesių tame tarpe. Tai reiškia, kad jums nereikės pirkti visko iš anksto 6 mėnesiam, jūs nusipirksit nedidelį rinkinuką ir vėliau kas mėnesį po 41 eurą jūs dasipirksit po vieną 300 ml vertės buteliuką ir, kaip matote, yra sukūriamos labai geros kainos. Taip pat visas sveikatos protokolas irgi, jeigu pirkti viską iš karto, kainuotų 706 eurai. Mes siūlome taip pat prenumeratos pasiūlymą už 322 eurus.
už pusę kainos praktiškai įsigyti šitą pasiūlymą ir vėliau 3 produktus 6 mėnesius vartoti, dasiperkant po 103 eurus. Ir tokiu būdu jūs tikrai gausite geresnę nuolaidą, didesnę, pigesnę kainą, didesnę nuolaidą, pigesnę kainą ir sutaupysite savo šeimai pinigėlių. Na ir taip pat, jeigu jūs praturtinsite savo rinkinuką dar ir Viva produktų, tai jums visą tai kainuos vienkartinis pirkinys 404 eurai ir 6 mėnesius po 132 eurus jūs gausite 4 produktus. Vieną dėžutę skaidulų zinobiotik, vieną Viva šafrano ekstrakto nuotaikai, miegui pagerinti, mikroelementų extendo ir balanso aliejus gerųjų riebalų. Ar tai brangu, ar tai nebrangu, spręsti kiekvienam iš mūsų. Tačiau aš žinau, kad šiandien dienai vien tik kava kavinėje kainuoja apie 3 eurus. Na, jeigu per mėnesį mes išgeriam 30 puodelių, jau 90 eurų išleidėm. Tai čianais maždaug išleidus 4 eurus, 4 su trupučiu eurų, mes gaunam visą sveikatos protokolą, premium, kur gerai jaučiamės, turime daug energijos, gerėja mūsų sveikatos būklės, gerai veikia mūsų virškinimo sistema, mes jaučiamės laimingesni. Taip kad, sakyčiau, tai yra labai nedidelė suma pinigų, kurie mes praturtinam savo maisto racioną. Na, taip pat yra dar ir spec pasiūlymai klientam, dar mėgstantiem labiau sutaupyti. Na, turbūt sutaupyti mėgstam kiekvienas. Ką duoda šitas pasiūlymas? Jisai vadinasi Zinzino for free. Gaukite produktus nemokamai. Apie tai taip pat galima pasiskaityti internetinėme puslapyje plačiau arba to žmogaus, kuris jūs kvietė į šitą seminarą, taip pat galės jis jums labiau papasakoti. Tačiau filosofija įmonės yra tokia, kad jeigu klientas pradeda vartoti produktą ir jisai įsitikina jo naudą, jisai pamato, kad jam tas produktas patinka, pagerėja jo savijauta, jeigu jisai pradeda rekomenduoti kažkam kitam ir jo vienas draugas ar keli draugai nuperka 4 produktus, tai vienas produktas šitam žmogui keliaus nemokamai. Ir keliaus tol, kol tie 4 draugai vartos savo produktą. Ir taip pat tiem draugam galioja ta pati programa, tai jeigu jie susiras savo po 4 ir jie gaus nemokamai. Taip kad čia gaunasi win-win pasiūlymas. Na ir apibendrinus visą tą klientinį pasiūlymą, tai yra Premier, šitas pasiūlymas yra naudingesnis, todėl kad mokate mažiau savo kasmėnesinį produktą, gaunate didelės nuolaidas visiems likusiems produktam. Tai reiškia, užsisakus tokį prenumeratos rinkinuką, ar mažą, ar premium padidintą protokolą sveikatos, jūs likusiems visiems produktam gaunate spec geriausias, mažiausias kainas. Taip pat galimybė gauti nemokamai ir taip pat nuo šių metų atsirado lojalumo klientų programa, Zero Rewards vadinama, kai kiekvienas klientas susimokėjęs už pristatymą keletą eurų, jam tie pinigėliai kaupiasi jo paskyroje, jo krepšelėje ir už tuos pinigėlius jisai vėliau galės įsigyti nemokamų produktų. Tai reiškia, sumokėti pinigai už transportą, jie neprarandami, už juos įmonė su jumis atsiskaito produktais. Na, o labai lojaliem klientam, kurie toliau po 6 mėnesių nusprendžia ir 7, ir 8 mėnesį ir toliau vartoti produktus, taip pat yra 10% papildomai duodama nemokamų produktų nuo kiekvienos išleistos pinigų sumos. Tai reiškia, jeigu išleidote 50 eurų, 5 eurai jums papildomai kaupsis į jūsų krepšelį, ir vėliau jūs už tos pinigus galėsite gauti nemokamus produktus. Taip mes rūpinamės savo klientais, mes norim, kad jie vartotų ilgiau tos produktus, kad būtų ilgiau sveiki. Na ir su jais mes turime galimybę įkvėpti pasikeitimus mūsų šeimose. Ir istorijos tikrai yra unikalios, istorijos rodo, kad tiek ir vaikų sveikata gerėja, mažiau serga virusiniam peršalimo ligom, slogom, taip pat ir mūsų jau suaugusių žmonių sveikatos taip pat gerėja, tiek ir mūsų senjorų taip pat geriau mes jaučiamės. Taip kad sakyčiau, kad tai yra puikūs sprendimai, tikrai nebrangus sprendimai, kas nori kokybiško, efektingo produkto. Na ir leiskite palinkėti jums visiems sveikatos. Jeigu kažkariam tai kyla klausimų ir norėtumėte juos išgirsti atsakymus, aš labai prašyčiau kreiptis į savo
pažįstamai, savo draugą, kuris jūs šiandien norėjo supažindinti su šitais produktais ir jisai jums atsakys į visus klausimus. Taip kad ačiū labai visiems ir likite sveiki.